Labas, Aistė. Sveika, Raimonda. Pasakyk tu man, kas tave inspiravo sukurti šitą interjerą Lietuvos kepėjai? Žinai, aš tau pasakysiu. O kaipgi Lietuvos kepėjas be duonos? Taip, šiame interjere duona tapo pagrindinė inspiracija, nes norint sušvelninti ofiso aplinką, privedam prie duonos, kur yra iš namų aplinkos ir jos visas faktūras ir atspalvius matote visose erdvėse. Ir plokštės parinktos tos pačios spalvos kaip duona. Ir grindys. Visiškai, ir grindys, ir kiliminė danga. Viskas yra vientisa ir kalba tą pačią kalbą. Jeigu, pavyzdžiui, netgi apie kiliminę dangą noriu pasakyti, man primena netgi mortos duonos tą vidurį, tokį biškio oranžinį. Praplėtumą, taip, tą minkštimą. Bet kaip jau? Taip, visiškai viskas vientisa. Man natūraliai kyla klausimas, tai prieš kiek laiko darytas šis interjeras, nes vis dar viskas atrodo puikiai. Turbūt metai ar pusantrų atgal. Taip, ir aš tau paantrinsiu dėl to, kad ir plokštės visos gyvuoja, ir netgi baldininko tarpeliai visi neįsikreipia. Tai vyksta gyvenimas, žmonės gyvena, medžiagas savo gyvenimą gyvena. Ačiū, kad pasikvietei mane. Raimonda, einam duonos valgyti. Gausim.